Iš tikrųjų paliko įspūdį labai didelį, nes aš pirmą kartą tokioje konferencijoje dalyvauju ir iš tikrųjų ne tik naudingų žinių, ne tik pažinčių, ne tik sutikti senų pažįstamų, tikrai tik geriausias, gražiausias emocijos. Na tai yra jau antra konferencija Skandagros, kurioje dalyvauju. Tai turiu pripažinti ir pagirti, kad patobulėjau. Tikrai įdomesnės temos, aktualesnės, patirtis iš ūkių, iš verslų srities, kaip valdomi ūkiai, verslai ir ūkiai valdomi. Tai buvo tikrai įdomi patirtis. Šiandien buvo plačiau aptarta visa ta grūdų rinkos, visos tendencijos ir nieko kažko labai šviesaus prieki nesimato, reikia skaičiuoti ir ieškoti, kaip sutaupyti. Tai geriausiai paskutinė diskusija apie kainų fiksavimą. Supratau, kad formulė tai dar ne viskas, reikia iš tikrųjų gaudyti tos dienos kainą. Aš tai manau, kad svarbiausias dalykas, kad apskritai pas ūkininkus atsirastų ta savimonė, kad reikia skaičiuoti ir manau, kad šioj konferencijoje labai dažnas, kuris pasakė, kad reikia skaičiuoti ir tam įrankių tikrai šiai dienai yra labai daug. Rajono ūkininkai iš šitos konferencijos galite įsinešti tokias praktikas kaip grūdų pardavimų strategijas ir trąšų pirkimo niuansus ir plonybės. Tai šitoj vietoj, kaip pranešėjai sakė, skaidyti rizikas, įvertinti savo ūkių balansus, pinigų srautus susidėlioti. Na, tokia pagrindinė mintis rajono ūkininkam būtų.